Laura Kerolazai iš Madrido nuo praėjusių metų spalio jaunuosius druskininkiečius pradėjo mokyti ispanų kalbos. Per pusmetį jaunoji mokytojai iš Ispanijos pamažu priprato prie mūsų aplinkos, kitokio gyvenimo būdo ir temperamento. Hola, druskininkai. Me llamo Laura, tengo 26 años y vengo de Madrid. Kad jaunai merginai neapkarstų kurortinė ramybė, jie pakvietėme nuotaikingai fotosesijai. Druskininkų vandens parke veikiančioje retro studijoje aprengta Ispanės rūbais, Laura juokėsi, kad jaučiasi lyg būtų namuose. Dar studijuodama ispanų kalbą Madrido universitete, mergina domėjosi galimybę įsidarbinti Lotynų Amerikoje. Tačiau bebaigiant studijas pasirodė, kad tuo metu ispanų kalbos mokytojų reikėjo tik Baltijos šalims. Atsidūrusi druskininkuose, Ispanija teigia pergyvenusi kultūrinį šoką. Temperamentingos tautos atstovę glumino ramybė, tyla, uždari žmonės. Pas jūs tiek daug visur erdvės, gamtos, mūsų gyventojų tankumo procentai stebėsi Ispanija. Pasilgsta į gimtųjų namų gyvasties, greitakalbių žmonių minios, saulės, tačiau tikina, kad ispaną depresijon galintis įvaryti lietuvių uždarumas turi savo privalumų. Supratau, kad jūsų gerumas neapsimestinis, sako Laura. Atgimimo mokykloje Laura dėsto ispanų, italų ir anglų kalbas. Jauna mokytoja tarp vyresnių klasių moksleivių atrodo lyg būtų jų vienmetė. Mergina pripažįsta, jog kartais dėl kalbos barjero jaučiasi svetima. Tada Ispaniją gelbsti nedidelis kitataučių būrelis, gyvenantis druskininkuose. Čia Ispanija tapo lietuviško maisto gerbėja. Cepelinus ir bulvinius blinus mėgstančios Lauros skrandį labiausiai pavergė lašiniai. Va čia tai skanumynas, tikina Ispanija. Per kalėdas namo į Ispaniją ji tempė ne gintaro karolius ar lino staltiesės, o didžiausias lietuviškų lašinių paltis. Daugiau apie Ispanijos Lauros gyvenimą kurorte skaitykite druskininkų laikraštyje Druskonis. The atmosphere here and they were all smiling.